Tai laba diena, šiandien su mumis sutiko pasikalbėti gydytojas neurologas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektorius studijoms Kęstutis Petrikonis. Sveiki. Tai pirmą klausimą, kurį norėčiau užduoti, tai kokios jūsų manymų Lietuvoje sveikatos problemos yra opiausios ir kaip reikėtų jas spręsti? Sveikatos sistemos turit galvoje? Sveikatos sistemos. Iš tikrųjų, Lietuva, kaip ir kitos šalis, yra senstanti, daugėja pacientų, daugėja pagyvenusių žmonių, kurie turi ne vieno kelias ligas. Prieinamumas miestuose yra geras gauti pagalbą, ir diagnostinę, ir gydomą pagalbą, o rajonuose, nutolusiuose nuo didelių miestų teritorijose iš tikrųjų tas yra sudėtingiau. Tai viena problema yra netolygumo problema sveikatos apsaugos sistemai. Kita problema iš tikrųjų, kad vėlgi Lietuvoje sveikatos apsaugos sistema reformuota buvo ir iš ties labai daug gerų dalykų pasiekta. Mes turim galimybę palyginti tuos pasiekimus su rytų, nuo mūsų į rytus esančiomis šalimis, tačiau kažkurį laikotarpį, ypač didėjant emigracijai, mažėjant jaunų žmonių skaičiui, prarasta pusiausvyra tarp galimybės gauti šeimos gydytojo pagalbą, galimybės gauti labai kvalifikuotą specialisto pagalbą. Iš tikrųjų, mes susidurėm su situacija, kad specialisto konsultacija skiriasi miestuose. Tam pačiam mieste specialistai gali iš tikrųjų pateikti skirtingas nuomonės. Vėlgi nėra tam tikro galbūt apibendrinančio arba darinio ar apibendrinančios nuomonės, kad pacientas neklajotų. Tai pasakyti, kad iš tikrųjų aukščiausio lygio pagalba turėtų būti labiau koncentruota ir mažiau išskaidyta į įvairias poliklinikas. Turėtų būti tam tikri centrai, kurie galėtų tą pagalbą ir suteikti. Iš vienos pusės tai yra netolygumą, iš kitos pusės vėlgi tam tikros labai specializuotos pagalbos sutelkimas. Ir manymu vėlgi tam tikra problema darosi, ir vėlgi tai ne tik Lietuvai būdinga, kad keičiantis kartoms, vienu metu dirbant gydytojams, kurie gavo skirtingą pasirengimą, tie, kurie gavo po Antro pasaulinio karo, dar yra dirbančių, yra vidurinės kartos, yra jaunimo, yra tam tikras nesusikalbėjimas arba tarp kartų, yra skirtumas tarp galimybių naudoti šiuolaikiniams technologijoms ir gauti informaciją ir tarp tų, kurie negali. Vėlgi tam tikras jau susiskaldimas per kartas jau yra viena iš problemų. Ir aišku, didžiausia problema, kuri manyčiau, kuri labai sudėtinga išspręsti administraciniam priemonėm, tai yra atsakomybės, profesionalumo tam tikri dalykai, atsakomybės už savo darbą, už darbą padaryti iki galo, gerai, kokybiškai padėti pacientui. Šitas yra sunkiausiai pasiekiama. Kitas klausimas būtų jūsų nuomonė apie technologijų industrijos įtaką studijų programams ir gydytojo darbui. Kaip tai keis darbą ateityje, ar tai jau keičia stipriai? Iš ties atrodo, kad mes einam didesnio technologijų proveržio galbūt kryptimi. Daugiau technologijų mes naudojam, atsiranda visokios duomenų perdavimo sistemos, fiksavimo, elektroninės duomenų bazės, paciento ligos istorijos. Norėčiau pasakyti, kad vėlgi mes pergyvenam tam tikrą transformacijos laikotarpį. Mes ne visada pasitikim ir galbūt kai kada ir gerai, kad nepasitikim taip technologijom. Dėl to, kad paskutiniai įvykiai, kai technologijos ir duomenų bazės buvo atakuojamos įvairių kenksmingų išorės poveikių, perimama pacientų duomenys. Tai iš tikrųjų vėlgi stabdo tų technologijų galbūt didesnį įsiveržimą į mūsų kasdieninį darbą. Ir mes gydytojai jau padirbę praktiškai daugiau negu 10, galbūt 20 metų
mes tampame atsargus sprendimam, mes paliekam tam tikrom neapibrėžtim daugiau vietos ir visiškai technologijom ir galbūt aparatūrai, kažkokiam analizės metodikom, automatinės analizės metodikom mes patys nenorim labai pasitikėti dėl to, kad žinom, kad gyvenime būna įvairiai. Ir aš, matydamas didžiulį proveržį ir iš tikrųjų technologijų gamintojų norą padaryti gydytoją kaip kompiuterį, kuris surinktų duomenis ir gautų tam tikrą patarimą, kaip tos duomenis išanalizuoti, aš iš tikrųjų vėlgi manau, kad kažkur kelias yra dar ir trečias. Kažkur turim surasti balansą ir dar galbūt dirbtinio intelekto tam tikrą galbūt tobulinimą mes galėsim panaudoti ateityje. Ir šitoje vietoje aš vėlgi būčiau šiek tiek apdairus, šiek tiek atsargus ir neleisčiau medicinoje įsigalėti tik technologijų. Nors galbūt jūsų karta, jaunoji karta labai galbūt to pasitikė, nori tam tikro, gal kaip ir pagalbos, gal tam tikro palaikymo iš technologijų, dėl to, kad neturint tam tikros patirties iš tikrųjų sprendimus priimti yra sudėtinga. Ir lygiai todėl turbūt technologai, kurie labai svarbus sveikatos apsaugos sistemai, ypač medicinoje, jie neturėdami tam tikrų žinių, specialių žinių ir neturėdami patirties, jie galvoja, kad iš tikrųjų mes esam galbūt šiek tiek atsilikę ir per mažai naudojam technologijų. Vėlgi sakau, kad kažkur tiesa turbūt yra per vidurį ir mes turim labai būti apdairūs. Technologai vis dažniau kalba, kad medicinos personalą kažkada pakeis kompiuteriai, viskas bus kompiuterizuota. Ar tai įmanoma ir ar tai galėtų atsitikti? Čia toks platus žvilgsnis į ateitį. Jo, iš tikrųjų yra sudėtinga. Man pačiam ne vieną kartą tekę šitus klausimus ir užduoti, aišku, ir juos atsakinėti. Tai aš pasakysiu vėlgi, kalbant apie technologijas, tai lygiai susiečiau su studentų mokymu. Jeigu studentai mokosi tik naudodami simuliatorius, tai ir tampa simuliatorių gydytojai. Gyvenime ir gamtoje biologiniai procesai, jie iš tikrųjų turi labai didelę dalį tokio sunkiai prognozuojamo komponento. Ir aš labiau laikyčiaus tokios pozicijos, kad technologijos su gydytojo protu, su gydytojo patirtim, tai yra pats geriausias derinys. Ir jokių būdų, jokia mašina neatstos gydytojo. Kitas pakankamai svarbus klausimas, ypač mums kaip jauniesiems medikams, koks yra arba turėtų būti gydytojo ir farmacininko santykis ir kaip tai veikia gydytojo darbo, tuo labiau paciento gydymą. Iš tikrųjų, farmacijos industrija ir vaistų gamintojai, dabar ypač naujos terapijos, ląstelinės terapijos ateinančios ir atsiranda ne tik vaistų gamintojai, technologijų gamintojai, atsiranda įsikišimas į smulkius audinius, į sveikus audinius, patologinius, kitų žmonių, galbūt gyvūnų audinius, perprogramavimas. Ir vėlgi šitie etikos dalykai, jeigu jie anksčiau buvo labai svarbus susijant mediciną ir vaistų gamintojus, farmacijos industriją, šitoje vietoje gauna platesnį kontekstą. Ir rasti ryšį ir turėti savo poziciją yra labai svarbu, nes iš tikrųjų gamintojai, jie turi savo principus, jie turi savo marketinginius dalykus ir jų tikslas yra ir gaminį, ir net labai kokybišką jį parduoti ir uždirbti. Medicinoje, sveikatos apsaugos sistemoje, kitose sveikatos moksluose yra labai svarbu tą panaudoti maksimaliai efektyviai ir maksimaliai pigiai, sumokant kiek įmanoma mažiau. Mes turim visą priešingą pusę, ką industrija jinai panaudoja. Jeigu ten naudojimas, vartojimas, tai mes racionalumas.
pigumas. Mūsų šitie dalykai ir vėlgi jaunam gydytojui, studentui, vėlgi yra labai svarbu šitą suvokti, kad iš tikrųjų industrija traukia į vieną pusę, o iš tikrųjų gyvenimas ir kasdieninė praktika jinai traukia į kitą. Ir vėlgi čia nėra labai lengva pasakyti, kokia turėtų būti pozicija, bet iš tikrųjų tam tikras savo nuomonės turėjimas, etinių dalykų turėjimas, jis visada padeda priimti patį geriausią sprendimą tuo metu. O kaip keisis pasaulis, į kurią pusę judės mūsų gyvenimas, vėlgi čia labai sunku prognozuoti ir šitoje srityje. Grįžtant prie mūsų universiteto, toks klausimas, kuo Lietuvos sveikatos mokslų universitetas gali pasigirti dabar, ko negalėjo pasigirti prieš 5 metus? Aš manau, kad iš tikrųjų didžiulį postūmį šitam universitetui keistis padarė susijungimas su veterinarijos akademija. Medicinos universitetas susijungė su veterinarijos akademija, įgavo galimybę peržiūrėti visus procesus, kurie vyksta universitete. Iš pagrindų, kas yra labai svarbu, karts nuo karto pasižiūrėti, kaip namus išsivalyti ir pasižiūrėti, ar visi daiktai yra tose vietose. Tai mūsų universitetui tai iš tikrųjų buvo didžiulis postūmis ir žiūrint į šiuo metu vykstančią Lietuvos aukštojo mokslo reformą, norą konsoliduoti, galbūt efektyvinti sistemą, tai mūsų universitetas galėtų būti kaip sėkmės pavyzdys. Ir tas peržiūrėjimas visų procesų, įvairių dokumentų peržiūrėjimas, kolektyvo, personalo, dėstytojų atjauninimas, atnaujinimas, jis turėjo iš tikrųjų labai didelį postūmį ir mes tuos pirmus rezultatus iš tikrųjų tik dabar ir matome. Jeigu galvojam, kad tie rezultatai jau atėjo anksčiau, tai iš tikrųjų jie ateina dabar, tai buvo tokie neapibrėžti galbūt studentam, galbūt dėstytojams neapčiuopiami rezultatai, bet dabar jie yra. Kadangi atsirado universiteto tam tikras stabilumas ir tvirtumas ir ekonominė prasme, tai iš tikrųjų gerėja ir atmosfera, nebėra tos suirutės, suirzimo, kas vyko, kai vyko jungimosi laikotarpis, kai buvo remontuojami pastatai, kai buvo auditorijos neįrengtos, o dabar jau tas nusistovėjo ir vėlgi tas mums yra labai svarbu iš tikrųjų, kad mes jau turim stabilę situaciją universitete. Per paskutinius metus labai padaugėjo užsienio studentų, to, kad vėlgi tas mūsų vardas apie universitetą, jisai pasklido po pasaulį ir mes turėdami užsienio studentus, mes turėdami reiklesnius studentus, dėl to, kad jie yra iš įvairių šalių, iš skirtingų kultūrų, ne Lietuvos masteliais kalbant, universitetui tas buvo tikrai didelis postūmis ir aš manau, kad tai, kas yra pasiekta, jisai turi duoti rezultatus ir artimiausiais metais. O kokia tada yra universiteto vizija 5 metams į priekį? Universitetas iš tikrųjų pagrindinis, mano galva, iš tų 5 ar 6 svarbiausių punktų, pagrindinis dalykas, kad mūsų absolventai būtų tarptautiškų mastų konkurencingi. Mums neužtenka, kad mūsų specialistus norėtų priimti į darbą, aš nekalbu ne tik gydytojus, ir odontologus, ir farmacininkus, ir psichologus, ir veterinarijos gydytojus, bet aš kalbu visus, ką mūsų universitetas rengia specialistus, mes galėtume pasakyti, kad jie yra konkurencingi tarptautiniu mastu, kad jie visose šalyse, kurios tie specialistai gali dirbti, kurie pripažįstami kaip tokie specialistai, kad jie galėtų rasti savo vietą. Tai yra pagrindinis dalykas, ko mūsų universitetas siekia ir jeigu pažiūrėti visos veiklos universiteto realiai orientuojasi į šitą pagrindinį tikslą, nes jeigu mes šitą tikslą pasieksime, visi kiti tikslai taip pat lygiagrečiai jie bus pasiekti ir įvykdyti. Su kokiamis problemomis dažniausiai susidurėme ruošiant medicinos studentus? Iš ties, turbūt tų problemų nėra tiek daug, kalbant apie medicinos programą, dėl to, kad mes priimam gerai parengtus studentus, gerus mokinius, vienus geriausių Lietuvos mokinių. Ir mes jau turim žmonės, kurie pasirengę sudėtingą mokslą, mediciną studijuoti, teorinė ir praktinė prasme. Tai turbūt yra vienas dalykas, kad mes iš tikrųjų turim prestižą
Ir medicina kaip specialybė, kaip veiklos rūšis, jinai turi tikrai Lietuvoje turi prestižą. Jis galėjo būti visiškai kitoks. Jeigu sako, kad čia ne universiteto nuopelnas, o kažkieno kito nuopelnas, aš su tuo visiškai nenorėčiau sutikti. To, kad tai yra universiteto išsilaikymas per nepriklausomybės 28 metus. Tai yra išsilaikymas, sugebėjimas tą sistemą ištobulinti tiek, kad jinai būtų pasirengusi tokius studentus priimti. Ir studentai atėję į sistemą, jie vėlgi turi suprasti, kad medicina tai nėra tai, kad tu išmoksti prie knygų ir tu ne tai, kad išmoksti simulacijos centre. Tai yra gyvenimo būdas, tai darbas 24 valandas, 7 dienas per savaitę, galbūt neturėjimas savo atostogų, galbūt neturėjimas savo laiko. Ir iš ties aš pastebiu, kad jauni žmonės susiduria, kad tas gyvenimas jau pasikeitė, kad iš tikrųjų iš tokių galbūt lūkesčių, galbūt svajonių, tu susiduri su kasdienybė, kad tau reikia sunkiai dirbti ir reikia mokytis, kas yra ne kiekvienam, netgi ir labai gabiam studentui. Ir žiūrint į priekį, kad tau iš tikrųjų reikės ir po nešvarias patalpas vaikščioti, nešvarius žmonės čiupinėti. Tai yra vienas iš tikrųjų tam tikro studentų transformacijos etapų, kad iš tikrųjų ta kliūtis suprasti, kad vėlgi gyvenimas nėra tik tai knygos ir tai, ką aš perskaičiau, ir tie idealūs atvejai yra daug neapibrėžtų dalykų. Vėlgi mes patys turbūt irgi esame nusipelnę, kad sveikatos apsaugos sistema nėra labai daug patenkintų žmonių, ypač sistemos organizavimo. Ne gydytojais turbūt, bet pačios sveikatos apsaugos sistemos. Dėl to, kad vėlgi neturtingoje šalyje rasti lėšų ir tas lėšas panaudoti labai efektyviai yra sudėtinga. Vėlgi, tai iš tikrųjų šitoje vietoje tam tikras galbūt ne tiek universiteto, galbūt materialinės bazės geros neturėjimas, bet galbūt tų ligoninių, mūsų praktikos bazių, nepakankamas aprūpinimas, didelis pacientų skaičius yra vėlgi iš tokių problemų, kad mes turėdami studentus, mes galbūt nepakankamai efektyviai juos panaudojam tą laiką, kokį galėtume panaudoti, jeigu mes turėtume kokią 50 studentų. Ne 300 studentų kurse, o 50. Bet mes norim, kad iš tikrųjų tas ekonominis efektas būtų pasiektas, nes per didesnį skaičių studentų mes galim pasiekti. Tai iš tikrųjų šitos pagrindinės problemos turbūt ir būtų motyvacijos klausimas, tam tikros ligoninių materialinės bazės, aprūpinimo klausimai ir studentų skaičiaus klausimai, kur iš tikrųjų mes kiekvienam žmogui negalim pakankamai skirti. Bet vėlgi aš noriu pasakyti, kad čia ne Lietuvos problema, tai yra viso pasaulio, mažiausiai Europos, tam pačiam lygmenį gyvenančių universitetų problema. Ir mes vėlgi ir netrandam dviračio, mes panaudojam patirtį, kuri ateina iš kitų šalių, tik tai ją pritaikom pagal mūsų aktualijas, pagal mūsų realybę. Ir bandom ieškoti optimalaus sprendimo. Ir vėlgi iš studentų pusės, vėlgi ko aš pasigendu, tai tam tikro aktyvumo ir įsitraukimo į veiklą. Kai reikia pasakyti, kokios yra problemos, tai atsiranda tokių pasakančių. Bet kai reikia pasakyti, o kaip jūs įsivaizduojat, koks turėtų būti sprendimo būdas, tokių dalyvaujančių sprendžiant yra nedaug. Tai iš tikrųjų didelė dalis studentų yra prisitaikančių prie sistemos, vėlgi ir mažesnė dalis keičiančių sistemą. Ir tas lyderystės klausimas, kas mūsų yra universiteto strateginės plėtros gairėse numatytas, tokio galbūt lyderystės įdiegimas ir iki diplominėse ir po diplominės studijos, tokių programų, galbūt mokymų tam tikrų įdiegimas vėlgi būtų labai svarbus, kad mes panaudotume studentų potencialą tiem pokyčiams, kurie reikalingi, kaip mums atrodo, bet kaip jauni žmonės mato. Ir vėlgi čia bendras mūsų darbas, galbūt bendras tikslas turėtų būti. Vis dažniau studentai nusivilia dėstytojų darbo kokybė, ypač išeidami į klinikinę veiklą mokymą, išeidami, kad ir pas mus į kliniką nuo 4 kurso, dėstytojai per mažai skiria laiko, būna užsiėmę su pacientais, kas galėtų gerinti tą
kokybė mokymų? Aš pirmiausia galvočiau, kad reikia pažiūrėti į abi pusės. Kai kalba studentas apie dėstytojų kokybę, tai aš iš dėstytojų girdžiu lygiai tą patį apie studentų kokybę. Tai studijavimo kokybė ir dėstymo kokybė. Tai yra dalykai labai susiję. Ir vėlgi, jeigu jūs pasižiūrėtumėt, kas yra į studentą orientuotos studijos, tai ne dėstytojo darbas yra svarbiausias, o studentų darbas svarbiausias. Studentas gali pareikalauti jam parengtos programos, parengtos literatūros sąrašo, galbūt simulacijos pacientų. Visą tą mes turim. Mes turim puikią infrastruktūrą vykdyti į studentą orientuotas studijas. Studentai, aš manyčiau, kad čia jūs patys turite į save pasižiūrėti. Jūs patys nesate tiek aktyvūs, kad jūs tai pasinaudotumėte. Jūs dažniausiai ieškote, kad kas nors padėtų. Bet iš tikrųjų dėstytojo ir pareiga nesukramtyti ir pateikti, o pasakyti, kur tai yra padėta ir kur tai galima perskaityti. Dėl to, kad kiekvienais metais, jeigu pasižiūrėtume, literatūros ateina 20% medžiagos ateina naujos. Per 10 metų beveik dvigubai viskas atsinaujina. Ir tą medžiagą panaudoti, tą, kad dėstytojas galbūt prieš metus ar prieš 2 paruošė, jau yra iš tikrųjų kartais labai sudėtinga. Baziniai dalykai jie nesikeičia. Ir šitoj vietoj studento aktyvumas, būnant ypač klinikiniai disciplinoje, būnant skyriuje, yra pats svarbiausias. Jeigu studentas ar studentų grupė yra aktyviai, iš tikrųjų dėstytojas ir vakare su jie gali dirbti ir šeštadieniais, ir gali ir susitikti ir papildomų laikų. Tai iš tikrųjų į studentą orientuotos studijos sako, kad pats aktyviausias yra žaidėjas pats studentas. Dėstytojas yra trupučiuką toks vadybininkas, prižiūrėtas, kad procesas eitų teisinga linkme. Ir aš noriu pasakyti, kad į tai universitetas ir eis. Dėstytojai, kurie bus kaip mokytojai mokykloje, jų tokių bus mažiau, dėl to, kad mes vykdom dėstytojo edukacinės kompetencijos pokyčių, galbūt procesą, mes ieškom optimaliausių sprendimų ir pagrindinis kelias, kuriuo mes eisim, iš tikrųjų, kad dėstytojai kiek įmanoma mažiau aktyviai patys dalyvautų kasdieniam mokyme. Jie daugiau vertinime, galbūt supažindinime ir tam tikrų gairių nustatymė turės būti aktyvus, dėl to, kad šita linkme eina visa medicinė edukacija. Tai šitoje vietoje reikės pasikeisti ir studentam. Ir kuo studentai tą anksčiau supras, tuo bus lengviau. Ir tuo bus lengviau gyvenime. Nes gyvenimas tiek pilnas netikėtų dalykų, neapibrėžtų, aš sakyčiau, neapibrėžtų dalykų, kad prisitaikyti studijų procese, išmokus pristaikyti studijų procese, gyvenime žymiai bus lengviau. Ar yra numatoma, kad Lietuvoje rezidentūra bus pagrįsta darbo santykiais, atsisakant studento statuso? Tai priklauso nuo politikų. Mano galva, Lietuvoje dabartinis rezidentūros modelis yra pakankamai geras. Universitetai jie kontroliuoja rezidentūros studijų programų kokybę. Gal didelėse šalyse ir yra labai svarbu turėti atskiras nepriklausomas institucijas, kurios užsiima ir prižiūri podiplominėm studijom, vykdo rezidentų studijų stebėseną, užtikrina jų kokybišką. Lietuvoje iš tikrųjų visoms suinteresuotoms pusėms yra geriau, kad tai vykdytų universitetai, dėl to, kad tai yra pačios naujausios technologijos, kad studijos vyksta pagrįstos mokslų, pagrįstos tą jau aukščiausią praktiką. Tai dėl to patiems rezidentam yra geriau, kad universitetai aktyviai dalyvautų ir studentai, kad gydytojai rezidentai būtų ir studentai, ir gydytojai. Kaip tą modelį tobulinti, aš šiandienai negalėčiau pasakyti. Čia turėtų būti didesnė diskusija ir tas modelis greičiausiai turėtų pasikeisti. Ir vėlgi aš noriu pasakyti pavyzdį, kad jeigu mes bendraujam su rytų, nuo mūsų į rytus esantims šalimis ir jų dėstytojais, galbūt jaunais gydytojais, jie pavydi mūsų sistemos. Kai kalbam su vakariečiais, jie pavydi, kad iš tikrųjų universitetas aktyviai tame dalyvauja, dėl to, kad didelė problema yra rezidentūros studijų metu,
kai gydytojas, kuris atsakingas už rezidentą, neturi ir pakankamai laiko, ir pakankamai edukacinės kompetencijos. Mes universitete šito siekiam, tikiuosi, kad ir Vilniaus universitete vyksta tie patys pokyčiai ir panašios diskusijos. Ir vėlgi po kelių, galbūt mėnesių ar po 2 kokių metų mes turėsim turbūt aiškesnį modelį ir matysim ir žinosim, kurią linkme mums reikėtų eiti, nes pasaulis eina į kompetencijų įgijimų pagrįstas studijas. Ir vėlgi vienom šalim sekasi lengviau, kitoms sunkiau. Ir vėlgi tas modelis nėra labai išdirbtas ir pasaulio šalyse, kadangi mes pradėjome nuo 2013 metų, mes perrašėm visas programas mūsų universitete, rezidentūroje į kompetencijom pagrįstą studijų modelį. Ir kai mūsų kolegos pasakė, kad reikia mažiausiai 10 metų, kad tą modelį išdirbti ir surasti savo kelią, tai mes dar turim nemažai metų, mes dar turim galimybę kur tobulėti ir su jūsų pagalba surasti tinkamą kelią. Ačiū labai. Prašau.